Jūsų partijos programoje rašoma, dėsime visas pastangas, kad pasibaigtų atskirų žmonių grupių žeminimas Lietuvoje. Kokios tos grupės jūsų manimų Lietuvoje yra labiausiai žeminamos? Tai labai geras klausimas. Ir visų pirma, tai manau, žeminamos yra mažumos, kurios labai garsiai kalbasi, bet kita pusė yra žmonių, tai yra socialinės grupės, kurias mes matom, kai aš galiu tai pasakyti pavyzdį. Zarasai, socialiniai būstai ir žmonės gauna labai mažas pajamas, gyvena labai skurdžiai. Ir vieną dalyką, galbūt galėtume sakyti, kad jie patys atsakingi už tai, tačiau sąlygų sudaryti, kad jie gyventų geriau, matome, kad nelabai yra. Pats rajonas ir pats regionas yra pakankamai skurdus, nes mes regioninę politiką esam pamiršę. Tai kaip ten bebūtų, gal grįžkim dar kartą apie klausimą. Paklausite, kad... Tai kokios grupės visuomenės yra žeminamos, nes jūs taip sakot savo programoje, kad kai kurios visuomenės grupės yra žeminamos Lietuvoje. Tai kokios tos grupės? Kokios? Jūs man pasakyti kokios? Nu tai, ne, tai jūs man pasakykit kokios, kai jūs sako, taip aš nesakau, kad kas nors žeminama čia kažkur yra. Nu gerai, tai jūs man sakykit kokios. Sakėt grupės? Mažumos, minėjot, ką turite omeny mažumos? Dabar žiūrėkit, tie, kurie patys garsiai šaukia, kad jiem yra blogai Lietuvoje. Tai ką jūs čia turite omeny, LGBT žmonės? Gali būti, kad jie jaučiasi žeminami, nes jiem neprimami kažkokie sprendimai, kurie... Tai jie jaučiasi žeminami ar yra žeminami? Reikėtų jų paklausti. Sakykit, ar čia salėje yra LGBT žmonių? Kokios grupės žeminamos? Žiūrėkit, šitą klausimą galim praleisti. Kodėl galim praleisti? Jūsų programos sakinys čia yra. Tai jūs negalit pasakyti, sakot, kad kažkas žeminama ir negalit pasakyti kas. Mėly ponai, tai nieko nesusiję su elementaria Lietuvos tolimesnė ekonomika. Tai galbūt perduokim socialistams, socialiniam žmonėm arba socialiniam pedagogam, kurie sprendžia tą klausimą. Tai tada nerašykit savo partijos programoje tokių teiginių. Ačiū. Ačiū. Tadas Barauskas, Socialdemokratų partija.